Filmas apie vaikiną, Matiją, kuris turi keistą profesiją ir yra tos srities meistras ir profesionalas. Matiją galima išsinuomoti kaip pavyzdingą vyrą, puikų tėtį ar verslo partnerį. Pagrindinį aktorių galėjote matyti ir kitose filmuose, pavyzdžiui, Vakarų fronte nieko naujo, ar kino pavasarį rodytame filme Berlynas Aleksandro aikštė. Povą rekomenduočiau žiūrovams, kurie ieško lengvo turinio, nes tai yra savotiška komedija. Šis filmas man patiko, nes žiūrint į kino salę, kiekvienas žiūrovas į skirtingas filmo scenas gali reaguoti labai įvairiai. Pavyzdžiui, vienas žiūrovas gali praktiškai verkti, o kitas gali juoktis. Filmas Žokėjus, tai šio filmo kino pavasarį laukiu labiausiai, kadangi 2019 metais kino pavasarį rodėm kitą režisieriaus filmą Angelas. Filmas Žokėjus yra nuostabus, įdomus, keistas, seksualus ir kitoks trileris. Jį žiūrint jautiesi, jog žiūrėtum gerą muzikos klipą. Kartu su Remu jūs pasivaikščiosite ir Argentinoje, Buenos Airėse ir atrasite neįtikėtinas sostinės vietas. Žiūrovai žiūrint į šį filmą, jeigu kažko nesupranta ar jaučiasi nejaukiai, tai yra viskas su tuo gerai, taip ir turėtų būti, to režisierius ir siekia. Nes jis siekia, kad žiūrovas prastų personažą, kad jis yra pasimetęs, ieško savęs ir kai kuriuose vietose nieko nesupranta. Filmas Suleimano istorija. Filmas Kanų kino festivalyje laimėjo 2 apdovanojimus, jis dalyvavo antroje pagal svarbumą programoje ir buvo apdovanotas už geriausio aktoriaus vaidmenį bei gavo specialų žiūri prizą. Suleimanas, pagrindinis filmo veikėjas, kiekvieną dieną važinėja po Paryžių, išvežiojo maistą ir tuo pačiu ruošiasi prieglobsčio prašymo interviu. Pažiūrėjęs šį filmą, kardinaliai pakeičiau savo požiūrį į maisto pristatymo kurjerius ir kiekvieną kartą stengiuosi jiems palikti arbatpinigių, nusišypsoti ir pasakyti gražų žodį.